C-bet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, C-bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Oje, kur tu kelią, tu iš Madrido varai, ką tu ten trankaisi po tą Ispaniją? Ai, buvau darbo rekelėlis, biški, tokiam sąskrydį vadinamam, pabuvom, pasimokėm, biški daugiau laiko praleidom kitur, bet dabar esu orodrome vadinam. Tai matot, kaip aš sėdžiu, aš, ta prasme, jeigu jūs žmonės žinotų, bet ką aš darau vardan Basket News, tai aš sėdžiu dabar ant žemės kaip koks mesijas, blėt, ir įrašinėju. Labai gerai. Nu, ten tie pašaliniai garsai girdėsis, kai kada tu, aišku, išjungsi tą garsą ir taip toliau. Tai čia Basket News Fantasy apžvalga ekstremaliom sąlygom. Mūsų apžvalgininkas, mylimas draugas, tėvas ir puikus vyras Kazimieras Labanauskas keliauja iš Madrido. Kaip suprantu, Wizink Center arenai nei tu buvai, nei tau tuo metu tai buvo aktualu. Raudonas, kaip Kazys Maksvytis dabar sėdi ir turim progą pakalbėti apie dvigubą Eurolygos savaitę. 2 turai sužaisti. Praeitą savaitę mes pasivaržėm vieną turą taip nebyliai, nes apie vieną turą pakalbėjom, tai yra apie 3, o prieš 4 turą pasidarėm keitimus patyliukais, niekam nieko nesakėm, bet vis dėlto mūsų kova buvo ir 4 ture. Tik kad ten rekomendacijų niekam nedarėm, tai iš 4 turo tik tai po tašką galėjom pasimti, nu, iš 3 turo 2 taškus galėjom išplėšti, jeigu ir geresnis rekomendavimo atvejis, ir geresnė rekomendacija, ir jeigu daugiau taškų komanda surinko. Ir tai yra pirmas atvejis, Kaziukai, per mūsų apžvalgų istoriją, kai nei aš, nei tu mes nežinom, kiek kas surinko taškų, mes palikom tą pabaigai, tai dabar ta pabaiga ir atėjo, pabaigos pradžia. Kazy, ar tu pasiruošusi? Aš pasiruošusi, tai žiūrime. Yeah! 3 turas mano komandai buvo itin sėkmingas, kaip ir paskutinis turas iki tol. Komanda surinka 90,8 taškelio ir aš dabar pasakysiu, ką aš padariau blogai, bet tuo pačiu ir gerai. Pasižiūrėkit, kas vyko mano komandai. Aš per savo fucking storus pirštus palikau kapitoną Carsoną, fucking Edwardsą. Tačiau pavyko? Tačiau jisai surinko 21 fantasy tašką ir tai pasidvigubino kiam 2. Tai likimo ironija, likimo žaibas tiesiai į mano namus, Carsonas Edwards. Aišku, galėjau šiek tiek geriau, Maikas Džeimsas turbūt ir būtų mano kapitonas buvęs, tai šiek tiek, dar 10 taškų papildomų, bet negaliu varyti dievų į medį. Nu, bet ties čia ir baigėsi geras naujienas. Visi pasirodė blogai. Hernan Gomesas surinko 16 taškų, pasiėmė reboundų, bet vos 9 naudingumo fantasy balai. Petersas blogai, Lorenzo po pertraukėlės Valencijoje kalė į lentos kampą, o ne į tinklelį. Daug taškų, 2 dublis, bet Lorenzo Brauno sąskaitoje, bet vos 9 fantasy taškai su 2 dubliu. Nu, neįtikėtina. Tai ką, o toliau irgi Bonga 1, Hernan Gomesas 1, Ekbūnų 1, Ragavopulas 1, Larenzakis -1. Nu, tai vat, ką aš galiu pasakyti. Su kažko paėjo, su kažko nepaėjo ir po tos pirmo 2 savaitės turo mano komandoje vyko reikšmingi pokyčiai ir apie juos šiek tiek vėliau. Bum! 3 turas, laimiu prieš tave. Patinka man tavo reakcija, laimiu prieš tave. 118, nedaug daugiau, bet užtenka. 28 taškais tave aplenkiu ir 3 ture gaunu tašką už geresnį komandos rezultatą. Užbėgdamas įveikiams už akių pasakau, kad gaunu tašką ir už rekomendaciją ir gaunu absurdišką tašką už ją, bet taip jau yra atsitikę. Aš rekomendavau Jamą Padarą, kuris surinko 9,9. Tu rekomendavai seną gerą ir niekam nežinomą Anadolu Efes puolėją Dereką Vilisą, kuris surinko 8,8. Ir mano rekomendacija tą savaitę pasiteisino. Čia jau yra šlikšta. Aš pasižiūrėjau, Madaras po 3 kėlinių turėjo surinkęs gal -1 naudingumo balą. Vilisas gal ir 10 turėjo vienu momentu ir aš ramiai viskas jau nebežiūriu. Ir po to įsijungiu ir kur buvęs, kur nebuvęs, Vilisas ar pasibaudavo ir prametė dar porą metimukų. Nemačiau varžybų. Ir Madaras, aš nežinau, ką jis ten sugebėjo padaryti per paskutinį kėlinį, bet taip užloš. Tai aš tau siunčiu tiesiog karštą degantį maišą kako ir nekenčiu tavęs. Ačiū labai.
Tai Madaras buvo mano rekomendacija, bet iš tikrųjų aš nebuvau numatęs, kad Nikas Kalatis pradės taip žaisti, apie jį mes dar galėsim pasikalbėti, nes aš jį vėliau pasėmiau į savo komandą, čia užbėgau už akių. Bet Madaras, sakykime taip, pakišo tau kiaulę ir po trečio Eurolygos turo aš jau pirmauju 5-1, kas yra fantastika. Kalbant apie tai, ką čia mano komanda nuveikė trečiam ture, aš neįsiplėsiu, nes nėra ką kalbėti apie visokius Bruselas ir Howardus. Geriau pakalbėkim tiesiog apie tai, kad jeigu turi Kampaco, kol kas šį sezoną esi ramus, saugus, o jeigu jį turi draftuose, tai tu dar turi dvigubus dublius, gauni plus 10 pastoviai ir iš vis keli pirštus į viršų. Aš draftuose, kadangi turiu Kampaco mūsų lygoj, aš per paskutinius 3 turus iš jo gavau 230 taškų, 80, 80, 70, nes visą laiką būdavo kapitonas. Tai yra kol kas, kiek aš 4 metus žaidžiu draftus, tai yra kol kas geriausias mano kapitonas. Aš tikiuosi, kad jis negaus traumas ir taip varys toliau. Apie Lesorą irgi nėra ką plėstis, o šiaip visi kiti vidutiniškai, bet to užteko, kad tave paimčiau. Taigi trečiam ture 2-0 ir 5-1. Einam pas tave į 4 turą. Na kągi, keliamės į mano traumų komandą 4 ture, bet čia buvo atlikti teisingi sprendimai ir aš ko ne dvigubai daugiau taškų surinku antrajam dvigubą savaitės ture, 160,9, neblogas pasirodymas. Tai iš kur tie taškai mano atėjo? Pakeičiau centrą, pardaviau Hernangomės, aš nežinau, iš esmės tenais labai keista situacija Barsui, lyg ir Willis nuvedė Europos čempionatą, Ispanus ten buvo turnyro MVP, jisai yra geras žaidėjas, bet Veselis, jis yra tiesiog pagrindinis centras, bent jau šiai minutį. Tai aišku, kad už labai panašią kainą labiau apsimoka turėti tą centrą, kuris yra išreikštas absoliutus numeris 1, tai yra Nikola Milutinovas, ir 33 taškai prieš Partizaną, dominuojantis pasirodymas ir ištraukta pergalė po pratęsimo. Tada aš į savo komandą atsivedu Zeką Lydį, tas pats mačas, Zekas Lydį tenais buvo dominuojantis žmogus, 22 balų. Liekant Pirėjuje, Janulis motherfucking Larenzakis. Kebra, už 200,000 pinigų jisai atneša, 25 fantasy balus, tai yra value for money. Ir aišku, kad jis turbūt nerinks to kiekvieną savaitę ir čia nereikia spankti, bet jis yra tikrai undervalued, tai aš manau, kad jisai turėtų atsirasti daugelio iš jūsų komandų. Nu ir ką, Lorenzo Braunas pasirodo šiek tiek geriau, Maikas Džeimsas toliau išlaiko labai solidžią formą, Berlyno Albai sukurto 25 fantasy taškus. Ir čia yra pagrindiniai mano taškai. Visi ant suoliuko esantys žaidėjai yra, pigus. Gerai, Juančio Hernangomėsas dar kartą pasirodo silpnai ir iš esmės tas pirmas dvigubo dublio pasirodymas prieš Olimpiakos pirmajame Eurolygos ture dabar atrodo kaip toksai labiau lucky, o ne kažkokia tendencija, kurios galim būtų tikėtis bent jau sezono pradžioje. Žinant, kad dabar grįžta ir Dinos Mitoglu, minučių galimai mažės, tai aš manau, kad Juančio jau savo tą, kaip sakant, komandai mano atbuvo. Tai va tiek. Tai Juančio už milijoną eina į numerą. Gerai. 160 taškelių, ką tu galvoji? Nežinau, man atrodo, kad tiek nesurinkau. Mano komanda surinko 170 taškų. Yes! Yra kaip yra. Nes padariau keletą gerų keitimų, žinai. Eiktų. Sezono pradžia, pradedu 6-1, laimiu ir 4 turą, čia rekomendacijų nebuvo, taigi čia tik tai 1 taškas. Ir kasgi čia nutiko? Pirmiausiai, aš Kazį prieš pagiriant save, aš gal labiau norėčiau pagirti tave. Kada aš sustresavau ir pardaviau Edwardsą ir Sterlingą Brauną, tai tą padariau klaidingai, nes jau kitą turą jie prieš tai malę šūdą surinko daug taškų ir tu iš, pavyzdžiui, Carson Edwardso juos pasiėmė. Aš nepasiėmiau. Aš pasiėmiau, tarkim, Markusą Howardą ir Janą Padarą. Tai Padaras kaip Padaras, o Howardas sulošė vienas rungtynės prieš neką kito Kauno Žalgirį ir surinko tą 15.
Bet šitam turė vėl pasitvirtino, kur aš surinkau 170, kad Campazzo yra Campazzo. Nieko čia labai ypatingo, bet to pačiu savo lygyje varo ir nepaveda. Aš galėjau čia, aišku, Monekę dėti kapitonu. Visi, kas dėjo Monekę, išlaišė dar daugiau. Aš šitam turė užėmiau 500 vietą overall iš visų, tai buvo solidu, turgi buvo aukštai. Bet čia ir Milu sulošė, ir Monekė, ir Campazzo, ir Petersas, ir Miki savo lygyje, ir dar iš 6 žaidėjo Howardą gavau, ką norėjau gauti. Aišku, Taubi yra blogai, labai blogai, aš nežinau, kaip jis atrodys prie Svairopulo, galbūt čia bus kaip tik tas toksai, kur pigus ir geras, kaip tu, pavyzdžiui, Larenzakį ištrauki. Dėl Larenzakio irgi tave labai noriu pagirti, tu jį rekomendavai, tu jį brukai, aš iš tavęs tyčiausi, tu paėmė jį už 200 000 ir atrodė, kad tai dar vienas absurdas, bet 25 balai, tai čia yra 2,5 milijono vertės žaidėjo rezultatas, o jisai kainuoja 200 000. Tai visiškas stylas, tie, kurie tavim pasitikėjo, gavo labai daug praeitą Eurolygos turą. Kita vertus, tai yra viskas, ką gero galima apie tai pasakyti, nes gauni 3-0 praeitą savaitę ir aš priekyje su 6-1. Bet čia yra pagaida visiškai, aš nežinau, nu ką padarysi, tiesiog toks yra žaidimas, aš žiūriu tavo komandos biudžetą, 9,72 yra dabartinis čia jau rezultatas, taip? Paaugė, paaugė, čia koks buvo biudžetas prieš 4. turą. Okay, sveikinu tave, aš šiek tiek turiu daugiau pinigų, manau, savo krepšelį, tai tiesiog man reikės bounce backinti. Kiek dabar yra galutinis rezultatas? Yra 6-1? 6-1, bet dabar įdomiausia, kokius tu padarai pakeitimus komandai, nes dabar tau jau žopa dega, tau jau reikia ir keitimus gerus daryti, tiksliau, pas save gerus keitimus daryti ir dar rekomendacijas geras kalti, nes 5 taškai. Tai jo, mano keitimai, aš padarau 3 keitimus savo komandai, maksimaliai išnaudoju juos ir keičiu visus savo forwardus. 3 iš 4 pakeičiu. Tai išpirdolino Juančio Nomero, Juančio Hernangomesą. Į jo vietą kaip ir tiesiogiai ateina Nigelis Eisas Davisas, turbūt panašesnė kaina. Tuomet aš turėjau Isaaką Bongą, jis yra apie milijono vertės žaidėjas, bet šiai minutė Vilas Clyburnas kainuoja 1,2 milijono, jo sezono pradžia yra labai sunki ir jo kaina pakrito. Jis berods buvo vienas iš brangiausių žaidėjų, turbūt su Tavaresu ir kitais. Tai 1,2 jau yra ta kaina, už kurią aš manau, kad reikia pirkti Vilą Clyburną, jis pas mane ir ateina. Na ir galiausiai iš likusių pinigėlių, aš turėjau apie 500 000, aš pasiemu Jamesą Webbą. Tai nėra kažkas, ko aš esu patenkintas ar kažko aš didžiuojasi, bet žaidžiai prieš Monako, žaidžiai jis toj komandai daug, gali ir pasidaryti reboundų ir mesti tritaškį, tai tiesiog geriausia, kas liko puolėjų grandy už tuos pinigus, kuriuos aš turėjau. Toliau lieka visi kiti, aš iš esmės dabar turiu 4 ekstra klasės žaidėjus, 2 tai Lydė ir Heisa Davisą tokius sub ekstra klasės žaidėjus ir tiesiog 3 pigius, kaip Edwardsą, kuris kainą tikrai gali kelti ir, manau, kels, Larenzakį, kuris kainą kels ir Egbunu, kurio nieks nežino, bet jisai kažkiek kažkelį. Tai va, mano keitimai yra tokie, ką tu galvoji? Dėl Webo man labai įdomus šitas žmogus, nes aš jį kažkaip pušinau per draftus netgi, kaip kad tokį potencialų Makabio praeitų metų geresnė Džerelo Martino versiją, aš kažkaip jo visai tikiu, jis ten šiaip pamėto, jis ten turi rolę, tai jisai turi potencialo parinkti, bet tavo labai geras yra pastebėjimas dėl Clyburno, aš nebuvau užciokinęs, kad jisai te kainuoja 1,2 milijono, čia must buy žaidėjas, kada mes šią savaitę rekomenduosim žaidėjus iki 1 milijono, tai jisai nepatenka pas mus į tą rėmą, tai mūsų rekomendacijos jisai neatsidurs, nes nusprendėm, kad imtis bus iki 1 milijono, bet daugiau nei 1 milijonas, jeigu būtų, tai aš sakyčiau Clyburn be klausimų, 1,2 milijono, tai yra iš esmės brangiausias Eurolygos žaidėjas mūsų fantasy žaidime prieš sezoną. Jisai kainavo 1,2 milijono. Aš irgi padariau 3 keitimus, aš irgi padariau lygiai 3 keitimus, išnaudojau viską ir noriu pristatyti juos. Pirmiausiai, aš pardaviau Milutinovą, brangiausią savo žaidėją ir manau, kad kaip tu dabar perki jau atpigusi Clyburną, taip ateina laikas pirkti Tavarešą. Nežinau, ar dabar, ar dar kitą savaitę. Čia dabar labai sunku pasakyti, bet žiūrėjau rungtynę su Tenerife, Tavarešas po truputį atsigauna, jisai Ispanijos lygoje šią savaitę surinko 28 naudos
Kiek teko girdėti, jisai turėjo problemų, dėl kurių jis negalėjo žaisti gero krepšinio sezono pradžiai. Ir manau, kad tas problemas jis, kiek tenka girdėti, jau yra įsisprendęs. Aš galvoju, kad Tavarišas sugrįž, klausimas šitam turė ar kitam turė. Bet aš įimu dabar, jisai kainuoja gerokai mažiau už Milų, taip aš už Milutinovą, taip aš sutaupau $500,000 ir tada galiu šiek tiek leisti savo paišlaidoti kitose zonose. Pardaviau savo Briuselą, užsiknisau žaisti su tokiu kaip Briuselą, gana įrodinėti, kad pasaulis čemodano formos. Ir aš pasiemu tiesiog mano šios savaitės rekomendaciją, iš karto sakau, mes susitarėm, kad mes iki 1,000,000 rekomenduojam. Aš paimu žaidėją, kuris nekainuoja 700,000, tai yra Nikas Kelatis. Nikas Kelatis yra mano šios savaitės rekomendacija, aš turiu pirmumą rekomenduoti, tai aš imu pigiausią žaidėją, kiek įmanoma, turint 1,000,000 rėžį. Aš net ten aukščiau yra gal ir potencialiai įdomesnių vardų, bet kaip Kelatis atrodo paskutinius 2 turus, jūs patys pasižiūrėkit, ką reiškia, kai iškrito Dorsey. Praeitą turą 22, už praeitą turą 21. Ir kas draftuose jį turi, tai apskritai mėgavės, nes jis atkovoja kamuolius, dalina asistus, praeitą turą pasivaikščiojo ant 3 dublio ašmenų. Tai aš manau, kad Nikas Kelatis, kuris turi didelę dabar įtūdžio laisvę, kadangi tiesiog nėra kam lošti, nėra Dorsey, nėra nieko, nėra neto to pačiu, ne tik, kad nieko, tai jisai lošia ir jisai rinks. O šiaip dar pasiėmiau Rodrigą Babua, bet čia tik todėl, kad kai man liko tiek pinigų, kiek liko, 26 dieną nebuvo geresnių variantų į gynėjo grandį, o aš norėjau imti 26 spalio žaidėją, nes tiesiog taip susidėliojo penketukas, kad nebūtų čia vienas penktadienio žaidėjas ketvirtadienio sudėty. Tai va tokie pokyčiai. Nu jo, tavo rekomendacija gera, aš aišku labai tikiuosi, kad ta informacija, kuri pasirodė, kad Tyleris Dorsey visgi gali grįžti ant to stresinių lūžių, ar kas jam ten atsitiko, kad jis visgi grįš ir tavo tą rotaciją gražinsi labiau sezono pradžią. O mano rekomendacija yra arčiau žymiai 1,000,000, tai yra Isaiah Cordinier. Viskas, tiek ir pasakysiu, jisai ten yra labai svarbus žaidėjas, aišku, dabar jau Liumbergas žaidžia, tai gal tų metimų kažkiek jie dalinasi iš to paties krepšelio, bet tai būtų mano rekomendacija iki 1,000,000 ir ką, LNK. Nu, Cordinier toksai, žinai, saugus, paprastas variantas. Dėl Dorsey nemanau, kad jis grįš šitą turą, aš manau, kad jis grįš daug greičiau, dabar dar paskaičiau, kaip ten tiksliai suformuluota, tai kad grįž anksčiau ir savaičių klausimas. Tai suprask, savaitės ar 2. Šitą tai jis dar tikrai nežais, nes čia būtų utopija, bet kai jisai grįž, aš tada jau nuo Kalačio atitrauksiu rankas ir sakysiu, va dabar jau nežinau. Bet kai jisai taip užlošė, gavęs įtūdžią minučių, klausimas, ar įtūdis taip nukiš jį į suolo galą, kai buvo nukišęs sezono pradžiai, net sugrįžus Dorsey. Dabar aš Kelatį darau must buy apskritai, o po to, kai grįž Dorsey, pažiūrėsim, tada jau gal kitaip čiulbėsiu. Bet šiaip tai manau, kad aš paimsiu tašką už rekomendaciją. Va, Kaziukai, jis mato prieš savo akis mūsų abiejų komandas, gali vėl rašyti komentarus, kas jų manimų ir kiek laimės. Tai jeigu tai prisiminsim tą 3 turą, kurį aš laimėjau 28 taškais, ne? Mes galim greitai pasižiūrėti, kiek žmonių apskritai tikėjosi tokio rezultato. Tai praeitą mūsų apžvalgą pasižiūrėjo 7,000 krepšinio iškrypelių ir taip, Karolis +12, +5, mes turėjom prognozių +3,9, buvo net Kazys +18, 18, 17, Kaziukas 23 ir turbūt, kad arčiausiai teisingos prognozės buvo žmogus, kuris sakė, kad tai yra Viktoras Grigas, kuris sakė, kad laimėsiu 33. Netgi buvo dar vienas, kur sakė 32. Tai va šitą bičią Joker PH2LV su idiotišku pseudonimu mes sveikinam, tu ką tik laimėjai. Va, šitą. Kepurė grįžta? Kepurė. Bet turi tie žmonės atsiras, žinai, kaltina, kad mes netiduodam prizų, tai kad jie patys nesikreipia. Nu. Tai va. Kaziukai, laukiu tavęs grįžtant Lietuvon ir laukiu, kol tu gal, kažkaip rimčiau atsineši į fantasy.
O iš tikrųjų, tai man biškiai darosi ir gėda. Man biškiai jau gerai. Gerai ką, kebra, eisiu skrist. Žiūrėkit kažkai ir komentuokit, jūsų komentarai žiauriai juokingi. Aišku, jie nieko nereiškia, jie mūsų nežaidžia. Jeigu jūs galvojat, tai toliau rašykite, žaidinėkite, ypač mane, 6-1 atsilieku ir aš jūs myliu. Kaip komandą pavadinsi, taip ta klaida ir žais, sakė Giedrius K. Kazys -20. Tokia buvo jo prognozė, jis buvo arti. Nieko, Kaziukai, tu dar dainuosi, viskas bus gerai. Gero tau skrydžio. Gerai, kebra, davai. Čiau. C-Bet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.